pasaulyje yra tokie įvykiai, kurie, iš esmės viską pakeičia. Yra tokie ašiniai įvykiai istorijoje, kur kažkas įvyko, kažkas pasidarė ir viskas absoliučiai iš esmės pasikeitė. Tai pirmas galbūt toksai įvykis gal prieš 6000 metų, kai buvo atrasta, kad galima molyje kažką tai užrašyti, kažkokią tai žymę palikti ir išdžiovinus molį, ta žymė tenai lieka. Ir tai buvo sukurtas pirmas raštas. Žinot, rašto sukūrimas tai jau yra ohoho. Tada jau žmonės gali tarpusavį kažkaip tai bendrauti, kažkokias tai žinutes palikti, kažką tai užrašyti, kažkokį tai atsiminimą palikti. Po to tenais gal toksai vienas iš tokių ašinių momentų irgi susijęs su raštu, tai kai Gutenbergas išrado rašomąją mašinėlę, kai buvo galima spausdinti, ir jau tada buvo galima spausdinti knygas, istorijas, savo memuarus kažkokius rašyti, eilėraščius rašyti. Kinai prieš 200 metų buvo, berods prieš Gutenbergą jau sukūrė tą, bet Gutenbergas jau jį ten visiškai patobulino, paturbino ir viskas pasikeitė. Ir beje, matom, kad renesansas kažkur tuo metu ir prasidėjo. Ir tas šviesos metas prasideda su raštingumu. Renesansas, technologijos. Ir dar žinom, kad renesansas prasidėjo dėl to, kad paprasti žmonės turėjo prieimą prie savo kalbos Biblijos, nes Biblija buvo rašoma lotynų kalba ir tik tai šustri žmonės galėjo skaityti Bibliją. Tie, kurie suprato lotynų kalbą. O dabar jau ir paprastas žmogus gali pasimti raštą, Dievo raštą ir skaityti ir sakyti, kunigėlį, tu čia man ne tą pasakoji, ne taip yra prašyta. Teisingai. Ir jūs turėtumėt lygiai tą patį daryti man. Skaitot ir ką tu ten kalbėjai praeitą sekmadienį, palauk, žiūrėk, kaip parašyta. Tai yra tokia dovana. Ir prabudimas atsiranda, sielų prabudimas atsiranda, nes informacijos amžius prasideda, toks šioks toks. Po to mes matom 1821 metais Faradėjus išrado elektros variklį. Vėl viskas iš esmės keičiasi. Anksčiau su dviratukais, su karietom, galbūt su dviratukais, bet greičiausiai su karietom. Ir labai sunkios tos kelionės, labai lėtos tos kelionės, bet atsiranda variklis ir viskas iš esmės pasikeičia. Nuo to momento. Tada 1903 metais broliai Wrightai atliko pirmąjį pakilimą. Tai reiškia, žmogus pradėjo skraidyti, su lėktuvu skraido. Įsivaizduojat? Argi pasaulis negali pasikeisti po tokio išradimo, kai jau kelionės vyksta daug greičiau, didesniu greičiu. Tada 1909 metais Neilas Armstrongas tapo pirmoju žmogum įžengusi į mėnulį. Mes matom, kaip viskas progresuoja. Ir jau prasideda kelionės daug toliau, kelionės už Žemės ribų, į kosmosą, į planetas visokias. Aišku, galbūt yra žmonių, kurie su manim ginčysis, bet aš šitos ginčius nesiviliu. Žemė apvali, ar kvadratinė, ar violetinė, ar žalia, ar mėlyna, koks skirtumas. Svarbu, kad tu esi moraliai teisus prieš Dievą. Teisingai? Nes jeigu tu nesi moraliai teisus prieš Dievą, tai koks skirtumas, kokia ta žemė? Jeigu tu gyveni visiškoje nelaisvėje. 1990 metais pats svarbiausias išradimas, nes atsiranda www, internetas. Ir tada jau visi žino, kas vyksta Afrikoje, Amerikoje, Kinijoje ir Indijoje ir visur kitur. Ir pirmą kartą tu įvedi www. Ir mano vaikas įvestų mcdonalds.com. Telefono numerį reikia sužinoti, kaip paskambinti McDonald's. Bet šituo išradimu mes galim labai gerai pasinaudoti. Mes turim tokį prieimą prie informacijos. Bet kaip įdomu, ne? Aš išvardinau visus šitos dalykus, atrodo svarbus dalykai, svarbus momentai visoje istorijos, visoje žmonijos istorijos raidoje, ne? Svarbus momentai. Mes jais dabar naudojamės ir džiaugiamės ir net negalim įsivaizduoti, kad gali būti kažkaip tai kitaip, kad yra labai nepatogu. Bet pats žmogus atrodo kaip iš esmės ir jisai nesikeičia. Jisai vis atsiduria prieš kažkokią tai priešpriešą, jisai vis taip pat sureaguoja, jis vis taip pat pyksta, jis vis taip pat nuliūsta, jis vis taip pat miršta. Ir to kažkaip tai mes nesugebam nei suvaldyti, nei išrasti kažko tai naujo, nei kažkaip tai to žmogaus paturbinti. Prieš 2000 metų, gal prieš daugiau negu 2000 metų,
įvyko dar labai svarbus momentas. Ir labai įdomu, kad dažnai žmonės net neklausia savęs tokio klausimo, kodėl mes skaičiuojam metus iki Kristaus ir metus po Kristaus. Net paprastas žmogus, o ne netikintis žmogus, nemanau, kad labai dažnai užduoda savo tą klausimą. Kodėl mes skaičiuojam metus iki Kristaus? Kodėl mes skaičiuojam metus po Kristaus? Kas tas Kristus? Kodėl tas Kristus toks Kristus, kad iki jo metus reikia skaičiuoti ir po jo metus skaičiuoti reikia? Kas per rašinę asmenybė yra tas Kristus, kad mes netgi taip įdomiai metus skaičiuojam? Nu, ne visi. Žydai kitaip skaičiuoja, dar kitaip. Kiniečiai, man atrodo, dar kitaip skaičiuoja. Bet didelė pasaulio dalis skaičiuoja metus šitaip. Ir ką jisai padarė tokio, kad mes skaičiuojame metus iki jo ir po jo. Nes tuo metu ant kryžiaus, kai jisai mirė, įvyko dar labai svarbus momentas. Ir čia jau yra tas paturbinimas žmonijos, apie kurį aš kalbėjau, kad neįmanoma paturbinti technologijom to žmogaus, bet moralę žmogaus galima paturbinti. Ir tą moralę žmogaus turbinam per Jėzaus Kristaus auką ant kryžiaus, nes tenais ant kryžiaus jisai ištarė tokius žodžius: Tėve, atleisk jiem. Ir va, kas labiausiai turbina mūsų sielą, ir va, kas labiausiai temdo mūsų sielą, tai yra atleidimas arba neatleidimas. Aiškia, pykčio laikymas mane visiškai pūdo, gadina, sargdina, nes man atrodo, net mokslininkai yra įsiaiškinę, kad kai žmogus neatleidžia, jis serga didžiulių procentų ligų prisirenka. Arba mityba, arba neatleidimas. Arba jeigu tu moki atleisti ir jeigu tu priimi atleidimą ir moki atleisti savo, tu tampi iš tiesų paturbintas, tikrai laisvas. Ir tokių žmonių labai mažai. Netgi bažnyčiai. O iš tikrųjų bažnyčiai mes turim visišką prieigą prie www.cross.sacrifice.com. Ir mes galim tai savo pasimti. Jėzus yra didi asmenybė. Didi asmenybė. Man patinka Jėzus istorija, kai jį visaip išbando. Žmonės jį visaip bando. Ir šiais laikais mes jį visaip bandom. Dieve, jeigu tu esi, tai uždek tą šviesą žalią, padaryk, ne raudoną. Dieve, jeigu tu iš tiesų esi, sutvarkyk mano mašinos variklį. Ir mes bandom jį visaip. Ir kartais tas variklis visaip miraculously susitvarko, bet mes užmiršom, kad prašėm Dievo, kad sutvarkytų. Sutvarkė, būna ir taip. Būna ir taip, kai tiek daug stebuklų aplinkui mes kažkaip ištinstam nuo jų. Bet yra viena istorija, kai Jėzų išbando ir prie jo prieina fariziejai ir rašto žinovai ir jie galvoja, sučiups jį dabar ant tų žodžių. Ir jie jį sučiupt norėdavo iki mirties. Na šiaip, žinai, kai mes vienas kitą išbandom, bet iki pat mirties. Jau kaip fariziejai užduodavo klausimą Jėzui, tai tenais buvo gyvybė arba mirtis. Ir vienas iš tų momentų, kai prie Jėzaus kojų atvedama nusidėjėlė, moteris, kuri nusideda. Aš galvoju, ta moteris, pati moteris, kaip jinai turėjo jaustis prieš pastatytą, galbūt pusnagę prieš vyrus. Ir jinai žvalgosi aplinkui ir matosi, yra pikta pusė ir yra, šiek tiek geresnė pusė, bet jinai tiek nuodėmės paliesta ir tiek jinai giliai nuodėmėjai, kad ir tiek išgąsdinta, nes jinai mato žmonės su akmenim. Ne šiaip, bet šventus žmonės, jinai mato su akmenim ir jinai supranta, jinai galbūt yra kažkur tai girdėjusi įstatymą, kad negalima svetimauti ir kad tokias moteris arba tokius vyrus reikėtų užmėtyti akmenim pagal įstatymą. Ir vėl vidinė kova, nes jinai žino įstatymą, bet vis tiek taip elgesi ir jinai tarsi priklausoma nuo to ir jinai išsigandus ir galbūt jau tą pačią akimirką, kai jinai yra prieš pastatoma, prieš fariziejų teismą arba prieš Mesijo teismą, prieš Rabio teismą. Jinai galbūt tą paskutinę akimirką, galbūt jos malda, aš nežinau, spekuliuoju, daugiau taip nebedarysiu. Prač, jeigu pavyks man kaip nors išnešti iš čia savo kailį sveiką, tai aš daugiau taip nebedarysiu, bet mes dažnai taip darom, ne? Ir jo, nevermind, jinai stovi pusnuogė prieš vyrus, įsigandus. Ir fariziejai, jie išbando Jėzų, jie sako, pagal Mozės įstatymą, tai tokias moteris reikia užmėtyti akmenim, o ką tu sakai? Ir jeigu jisai sakytų, kad šitas moteris reikia užmėtyti akmenim, jeigu jisai imtų akmenį ir mestų,
Tai koks jis Jėzus, mes sakytume mane? Tikrai Jėzus toks? Toks Jėzus, kurį mes pažįstam, toks Jėzus, kurį mes skelbiam? Čia kalba apie, pavyzdžiui, netekti kokią nors, ne? Kai mes netenkam kažko savo brangaus, savo artimo, arba kažkas mums netaip pasiseka, mes dažniausiai taip sakom. Ar Jėzus toks, ar Dievas gali būti toks, jeigu man taip? Ir jeigu jisai neužmėtų tų akmenim, tada jau fariziejai, tu pažeidi Mozės įstatymą, tai tave patį reikėtų užmėti akmenim. O Jėzus paišo ant žemės, kažką tai rašo. Ir jie jį ten pušina ir bando įkamantinėti kažkaip tai. Padaryk sprendimą greičiau, Jėzau. Ir mums tai būna, ne? Mums reikia greitai kažkaip sprendimą padaryti. Padaryk greitai sprendimą. Padaryk Jėzaus sprendimą ir jisai pakelia akis ir sako, mesk akmenį, jeigu neturi nuodėmės. Tu mesk akmenį, jeigu neturi nuodėmės. Mesk akmenį, jeigu neturi nuodėmės. Tada fariziejai, pradedant nuo vyriausių, baigiant jauniausiais, ar atvirkščiai nepamenu, sumeta akmenelius į krūvą ir tyliai pasišalina. Kokia jėga žodžio? Jėzus jų fiziškai nenustūmė, bet jis kalbėjo tiesiai į jų širdį. Ir kažkokiu būdu, kai jisai kalbėjo tiesiai į jų širdį, ta širdis tapo minkšta ir jie suprato, kad pats nusidėjėlis. Jisai sumeta akmenelius į krūvą ir nueina ir ta moteris, įsigandus, aš manau, jinai bijo net akis pakelti, jinai prieina prie jos Jėzus, sako, moterė, ir jinai pakelia akis, sako, kur tavo kaltintojai? Sako, nėra nei vieno. Ir Jėzus sako, aš tavęs irgi nesmerkiu ir nekaltinu. Eik ir daugiau nebenusidėk. Tarsi atsako į ją tą spekuliavimo maldą, kad daugiau aš taip nebedarysiu, jeigu man pavyks iš čia išnešti sveiką savo kailį. Jėzus sako, eik ir daugiau nebenusidėk. Ir įgalina ją nenusidėti, nes Jėzus taip pat ir įgalina nusidėlį daugiau tokių nebebūti. Atleidimo jėga. Atleidimo jėga. Su kažkada dalinęsis tai istorija, toks ispanas, tėvukas, jisai, žodžiu, stipriai susirėja su savo vaiku ir su savo sūnum, ir sūnus toks piktas, žodžiu, išeina iš namų ir dingsta be žinios. Jisai ieško savo sūnaus, niekur neranda, po visą Ispaniją ieško ir neranda. Nueina į nacionalinį dienraštį ir sako, gal galiu aš išspausdinti čia, kad ieškau savo sūnaus, jo vardas Pako ir parašykit tenais, kad prie tokio ir tokios vietos, tegul jisai ateina ir parašykit, kad jam tėvas atleido. Ir jisai ateina į tą vietą sutartų metu, tėvukas, ir žiūri ten 800 Pako. Nes visiems mums reikia atleidimo. Mums nereikia didelio namo, mums nereikia geros mašinos. Mums nereikia, mes norim, mums nereikia. Mums nereikia kažkokios tai sėkmingos karjeros arba tam super įsilavinimo ar dar kažko, bet žinot, ko mums reikia, kiekvienam iš mūsų, ko mums reikia? Atleidimo. Nes Biblija sako, nėra teisaus, nėra nei vieno, nėra kas Dievo ieškoti, nėra nei vieno. Jų lūpose gyvačių nuodai. Ir sako, prieš juos nestovi Dievo baimė. Prieš nei vieną iš mūsų ir kiekvienam iš mūsų reikia atleidimo. Kai atsidurime tokioje situacijoje, kur esame neliečiami kažkokio ginčo arba konflikto, mes esame pasyvūs situacijos vertintojai ir tampam tokiais nuostabiaisiais patarėjais. Kaip reikia greitai atleisti. Bet kai atsidurime to konflikto vidury arba net esam to konflikto kaltininkai, tada mes pradedame šaudytis į šonus, kažkaip tai bandom pateisinti savo elgesį, savo žodžius galbūt. Ir pradedam lygintis su kitu žmogum, dažniausiai šiek tiek blogesniu negu aš. Kad reikėtų, mano ego būtų paglostytas ir jausčiaus, nors šiek tiek geriau. Jau ir taip purvinai jaučiuos, bet nors netoks purvinas kaip anatas. Bet manau retai, kada puolam daužyti krūtinę,
Ir kaip tas muitininkas, net nedrįstam akių pakelti dangų ir puolam atsiprašinėti. O dar jeigu esam nuskriaustoje pozicijoje, čia dar kita situacija, jeigu esam nuskriausti, tai ar išsitraukiam šitą teisėjo kortelę, kur, žinai, jeigu prieš mane dar kartelį tas žmogus nusideda ir tu palauk, va, kaip aną kartą buvo, aš tą kartą teisesnis buvau. Kiek leidžiam savo laikyti pyktį? Kiek leidžiam laikyti kartėlį, pykti ant kažko tai? Arba koks yra teisingas laiko tarpas iki atleidimo? Kad, nebedarytų daugiau, nes reikia pamokyti kažkaip, tą žmogų, kuris tau nusidėjo, kažkaip reikia pamokinti, kad daugiau jisai nedrįstų šitaip daryti. Arba, pavyzdžiui, klausim galbūt netgi, nežinau, ar garsiai, bet mintyse tai jau tikrai klausim, o įmanoma, pavyzdžiui, gyventi toliau neatleidus? Kažkaip, susitaikyti su neatleidimu. Ir taip užgrūst kažkaip širdį kažkur giliai pakovoti ir nebeatleisti iš viso. Ir pradėti naują gyvenimo etapą. Žinot, kažkada klausiau šeimų psichologo, vyrai dažniausiai arba ir moteris, dažnai galvoja, kad reikia galbūt, jeigu jau neina kažkaip sugyventi kartu, tai davai, įsiskiriam ir tada ieškom savo kito. Galvodami, kad bus geriau, bet nuo savęsgi tu nepabėgi, niekaip. Ir santuokos neišyra dėl vieno žmogaus, jos išyra dėl dviejų žmonių. Vienas kūnas, ne du asmenys. Kodėl reikia atleisti? Žydų filosofija sako šitaip, dėl mūsų pačių mes turim atleisti. Nes laikytis praeities nuoskaudų ir kartėlių yra sunki našta. Pakelkit ranką, kas esat neatleidę ilgiau. Žinot, ką aš kalbu. Kuo ilgiau laikome nuoskaudą, tuo daugiau galios suteikime savo praeities kankintojom. Esame skolingi savo, dėl to atleidžiam. Esame skolingi savo, kad žengtume į priekį gyvenime ir sukurtume savo tapatybę atskirai nuo tų įvykių. Atleidimas yra geriausias būdas panaikinti galimybę mus skaudinti, o ne atleisti. Nes mes galvojam atvirkščiai, mes galvojam, kad jeigu neatleisiu ir užsiblokuosiu kažkaip tai, užsikėtinsiu, tada man bus lengviau gyventi. Iš tikrųjų ne, tu turi sudužti. Ir tada yra lengviau gyventi. Atleidimas tai savianalizės ir savęs tobulinimo procesas, jisai panašus į hebrajišką žodis atgaila yra tešuva. Reiškia, procesas jisai reikalauja emocijos, pripažinimo ir fizinio nusisukimo. Reiškia, taip pat ir su atleidimu yra. Tu turi išgyventi emociją, tu turi išgyventi pyktį, nes mes labai dažnai galbūt sakom, tai ten nieko tokio. Nieko tokio. Ir 10 kartų sakom nieko tokio. Ir 20 kartų, tai nieko tokio, nieko ten rimto. Bet iš tikrųjų tave tai skaudina, tu tiesiog iš įpročio esi pratęs sakyti nieko tokio. Bet iš tikrųjų tave skaudina ir tu tampi vergas toj vietoj. Nes tu nepripažįsti skausmo, kurį tau sukelia kitas žmogus. Be ribų gyveni. Leidži žmogui su tavim daryti, ką tik tai nori. Bet tu turi pripažinti, aš jaučiau tą ir tą, kai tu pasakai taip ir taip. Kalbam apie tai, šnekam apie tai. Atleidimas yra keli žingsniai. Tai nėra vienas žingsnis tiesiog. Galbūt yra ir vienas žingsnis, jeigu tas, tas skausmas tau padarytas, jisai nėra toksai stiprus, nėra toksai labai gilus, bet yra tokių skausmų, kur keli metai gyja. Mes su žmona turėjom didelį skausmą pragyvenom. Tenai aš buvau kaltininkas. Ir net kartais šiandien žiūriu į žmoną ir nežinau, ar tenai yra visiškas atleidimas, ar tenai yra visiškas išgyjimas. Ir kaltininko pusėje yra tas neatleidžiu savo. Ir neatleidžiu savo yra taip pat savęs kankinimas. Ir kankini save dėl šitų dalykų. Ir jeigu Biblijoje yra viena istorija, kur žmogus legaliai galėjo neštis kartėlį, gal 2 žmonės yra, bet vienas žmogus, kitas žmogus Dievas,
Tai tas žmogus, kuris tikrai legaliai galėjo nešiotis kartėlį, palyginant su daugeliu mūsų situacijom, tai yra Juozapas. Juozapas, jisai tėvo mylimas, jisai jaučia tėvo meilę ir tėvo šilumą, jisai mėgsta tėvo palapinę. Jisai ateina į tėvo palapinę ir tenais prisiglaudžia nuo savo brolių, greičiausiai, dėl to, kad jo broliai nekenčia. Nežinau, ar esat gyvenę tokiuose namuose, kur yra toks pasidalinimas tarp tėvų, mamų, sesių ir tu ieškai savo kampo. Tu ieškai savo kampo, kur tu galėtum savo tokią kaip mažytę oazę rasti, kur tu nusiramintum, randi tenai saugumą. Ir Juozapas buvo toks, bet tėvas jį labai labai mylėjo ir jam netgi tokį margą apdarą padarė. Mes kartais skaitom šitą situaciją ir galvojam, kad tėvas Hamas, jisai stato Juozapą į tokią poziciją, žodžiu, kad jo dar labiau nemėgti. Bet iš tikrųjų ne taip, tėvas jį myli be galo. Ir nežinau, kokie ten santykiai buvo tarp jų ir tarp tėvo ir sūnų nebuvo patys geriausi santykiai. Tie, kas žino istoriją, supras, kad yra prieš istoriją. Ir Judo, ir Rubeno, ir tėvukas irgi buvo ganėtinai skaudintas ir pačių tų sūnų. Bet Juozapas dar labiau, nes Juozapas buvo toks tarsi per vidurį. Ir Juozapas jisai gaudavo visokių sapnų. Jisai gaudavo sapnus, pavyzdžiui, tokius, kad jisai bus kietas, kad jisai bus daugiau negu Saulė ir Mėnulis. Ir kad net žvaigždės ir Mėnulis ir Saulė ateina prie jo ir nusilenkia jam sapneliai. Tokie geri. Ir Juozapas jisai toksai, ganėtinai naivus žmogus. Jisai tuos sapnus visiems ir pasakoja. Ir broliai, aišku, dar labiau kaista ant jo. Ir žodžiu, tas įkaitimo apogėjus yra to momentu, kai Juozapas eina ieškoti tų brolių ganytojų, nes jie gano avis ir jie mato jį iš tolo pareinantį ir jie, įsivaizduojat, ateina toks tamsus momentas tavo prote, kai tu nebesupranti, kad čia yra tavo kraujas, kad čia yra tavo brolis ir tu sugalvoji tą brolį nužudyti. Ir man tokiam paprastam žmogui visada yra įdomu tie momentai, kada žmogui atsiranda tas momentas, tavo protė, tavo moraliai, kada atsiranda tas skylėta artmė, kada tu esi pasirengęs žengti netgi tokį žingsnį. Ir jie pasirengė, ir jie visi susimokė, ir Judas labiausiai, jo brolis. Jisai sako, davai, įmetam jį į duobę, sumuša ir įmeta į duobę, kurioje nėra vandens. Ir jie sumuša, įmeta, kur nėra vandens. Ir Rubenas, vyriausias, jisai bando jį kažkaip tai išgelbėti, galvoja, brač, kaip čia dabar ištraukti, nes tikrai negerai. Rubenas išeina kažkur tai ir jie mato, kad eina karavanas į Egiptą, tie kiti broliai. Ir sako, kokia mums nauda, jeigu mes jį dabar užmušim. Davai, parduodam į Egiptą savo brolį. Kaip 50 cent. Tiesiog paimam ir parduodam savo brolį, kurį matėjai nuo pat beibio, nuo pat kūdikystės. Ir kaip nekinti jo, bet. Žodžiu, jie jį parduoda už kiek tai ten sidabrinių. Ir jį nusiveda į Egiptą. Benas grįžta, jie ten, žodžiu, sumachliorina, suplėšo margą rūbą, aptaško krauju ir po to išduria tėvą. Ir Juozapas nueina į Egiptą. Ir jį tada atiduoda į Potifaro namus. Potifaro namuose, bandykit įsivaizduoti Juozapą. Bandykit įsivaizduoti jo pusę. Jis patraukiamas visiškai kažkokią nežinomą žemę. Jo broliai įsižadai sumuša broliai. Tokio point, kad netgi galvoja, kad jį užmuš. Jis parduodamas ir jisai varo į Egiptą ir jį parduoda kaip daiktą, parduoda į Potifaro namus, o jisgi laisvas žmogus, jisai tėvo mylimas. Tėtis jį myli ir jisai myli tėtį. Ir jisai prisimena tai savo širdį. Mes dažnai Bibliją skaitom taip tokiom, taip paprasta tokia širdim, žinai, info. Mes gaunam informaciją kažkokią, bet tenai žmogus yra. Tenai yra žmogaus istorija. Pabandykim save įstatyti į Juozapo poziciją. Mums daug įskaudino. Juozapą daug įskaudino. Ir tuose Potifaro namuose jam sekasi. Jis yra Dievo laiminamas. Ir jisai, žodžiu, ten tarnauja ir Potifaras labai džiaugiasi. Jisai atidavė Potifaro tam Juozapui namus, sako, tu rūpinkis šitais namais. Tau visai gerai sekasi.
ir jisai, žodžiu, rūpinasi tais namais. Potifaro žmona mato, kad Jozapas yra gana cool guy ir galvoja, visai būtų cool su to guy sugult. Ir, žodžiu, ten gaunasi taip, kad jį apkaltina neteisėtai, kad jisai išprievartavo Potifaro žmoną, bet iš tikrųjų taip nebuvo. Jisai tiesiog pabėgo, išsiplėšė iš jos. Ir jisai, ta žmona pritrina Potifarui, kad iš tikrųjų Jozapas mane bandė išprievartavo, bet po to išgirdo kažkieno tai tarno žingsnius ir pabėgo ir paliko savo apdarą čia ir nėra kaip įrodyti, bet, žodžiu, Jozapas atsidūrė kalėjime, neteisingai apkaltintas, visiškai neteisingai. Jis galbūt ten bandė įrodinėti, bet kas vergo klauso. Jis atsidūrė kalėjime. 13 metų praleidžia kalėjime. Už nieką. Už gerą iš tikrųjų, nes jisai darė gerą Potifaro namuose. Sako, Potifaras ir visi namai klestėjo, kol Jozapas buvo tų namų prižiūrėtojas. Jis atsidūrė kalėjime. Ten atsidūrė su juo dar 2 faraono duonos pjaustytojas ir vyno papilstytojas atsidūrė. Ir žodžiu, jie ten kažką prisidirbo faraono ir irgi atsidūrė tenais tame kalėjime. Ir jie sapnavo sapnus. Ir surprise, Jozapas irgi sapnuoja sapnus ir jisai gana neblogai ir supranta tos sapnus. Iš Dievo gauna interpretaciją sapnų. Ir jisai išaiškina jiems sapnus. Vienas mirs, kitas nemirs. Ir come on, guys, neužmirškit manęs. Ir jie užmiršta Jozapą dar 3 metam. Dar 3 metus. 3 metai. Čia tau ne diena, čia tau ne savaitė, čia tau ne mėnuo. Arba ne, atostogų šios periodas. Čia 3 metai. 3 metai yra daug. Per 3 metus 3 metai Ukrainoje tęsiasi karas. Prasidėjo ir tebesitėsi. Daugybė įvykių pasaulyje įvyko per 3 metus, o Jozapas tenai sėdė už nieką absoliučiai ir dar užmirštas. Ir po to taip gaunasi, kad jisai išeina iš to kalėjimo, visokiausių ten įdomiausių būdų ir į faraonas patepa viso Egipto valdytojų dėl to, kad jisai faraonui išaiškina sapną ir žodžiu, ten labai cool situacija, jisai tampa antras po faraono, Jozapas. Eik tu savo, kai tau karuselė. Bet Jozapas tikriausiai širdį yra visiškai kietas, ne? Šaltas, kietas, nes jis gyvenimo mėtytas, muštas, daužytas, apspjaudytas, neteisingai apkaltintas, pačių brolių išduotas, tėvo paliktas, niekieno neišgelbėtas, niekas jo neužtarė žmogus. Kokie mes žmonės tampam po tokių karuselių? Kas mums atsitinka su mūsų širdim po tokio atrakciono, po tokio gyvenimo? Daugelis užsikėtina ir tampa visiškai kieti ir nepasiekia jų jokie šilti žodžiai, jokios evangelijos, jokie atleidimai ir niekas kitas. Teisingai sakau? Pabandykim įsivaizduoti. Tu tiek mėtytas. Kur Dievas? Pogalais, ta prasme rimtai? Mes savo vaikus prarandam, su mumis įsiskiria, mus išduoda. Kur Dievas? Kur Dievas, kai aš buvau tenai, ne? Kai mane išdavė, kai mane vyras muždavo, kai manęs vyras varydavo, kai su manim vyras įsiskyrė, arba išdavė, arba dar kažką tai padarė, ne? Kur Dievas? Kokį čia mes Dievą šlovinam? Tavo širdis kitėja, arba kai tave tėvai atstumia, tave keikia, muša. Nuo pat mažens, va šitaip, auklėje. Kur Dievas? Ir kokia turėtų būti širdis? Aš tai tokią širdį pateisinčiau, nežinau kaip jūs. Kaip žmogus, aš tokią širdį pateisinu. Nes be galo sunku išlaikyti minkštą širdį po tokių atrakcionų. Ir atsitinka stebuklas į Jozapo namus, tuos, iš kurių jisai valdo, nes visur badas. Ir Izraelio žemė, Kanano žemė irgi badas. Ir kas ateina? Pasimti grūdų? Šikniai. Broliai. Po kiek metų? 20, 30 gal. Ateina. Ir Jozapas juos atpažįsta. Ir Jozapas turi visą authority, visą valdžią, visą ginkluotę, visus įmanomus kankinimo būdus Egipto. Tos brolius dabar patvarkyti ten ir dabar. Ir jis neįsiduoda. Pirmą kartą neįsiduoda. Antrą kartą irgi neįsiduoda. Bet man labai patinka tokia esminė vieta vienoj vietoj. Prisiminkim Judas. Judas buvo tas žmogus, kuris sugalvojo, tas brolis, kuris sugalvojo jį išduoti į Egiptą, parduoti į Egiptą. Judas yra žmogus, kuris nori paaukoti save už Benjaminą.
Benjaminas pasiema tą, Juozapas įdeda jom taurę į grūdus, ne? Ir pasivyja ir sako, pas kurį ten taurę. Ir ieško visų brolių ir neranda. Ir pas Benjaminą randa, pas jauniausią broliuką randa. Ir sako, ką, Benjaminas vergaus. Ir kas kitas? Bet Judas atsistoja prieš Juozapą, dar nežino, kad Juozapas. Ir sako, jeigu Benjaminą pasimsi, mano tėvukas išprotės. Aš vietoj Benjamino. Aš galvoju, kad galbūt ten buvo tas momentas, kai Juozapas pamatė atgailą. Ir Juozapas išbėgo į kitą kambarį ir pravirko ir grįžo ir sako, čia aš. Nebijokit manęs. Nebijokit manęs, nes ne jūs mane išdavėt. Ten yra tokie žodžiai. Bet Dievas mane čia atsiuntė. Pamenat, kažkada dalinausi, kad mes galim pasirinkti poziciją. Mes galim pasirinkti išduotojo poziciją. Ir tai yra pusiau legali pozicija. Taip, mane išdavė iš tikrųjų. Aš galiu pasilikti įskaudintojo pozicijoje arba aš galiu sakyti, aš esu pasiųstasis. Ir tai yra dvi skirtingos pozicijos tavo gyvenime. Tu gali būti įskaudintojo pozicijoje arba Dievo pasiųstojo. Niekur, mėlyjei, nei vienas žmogus pasaulyje nebuvo neįskaudintas. Bet žmogus renkasi, kaip į įskaudimą reaguoti. Paskaitysiu tokią Biblijos eilutę. Evangelijoje pagal Joną 12:24 parašyta. Iš tiesų sakau jums, jei kviečio grūdas nekris į žemę ir nenumirs, jis liks vienas, o jei numirs, jis duos gausių vaisių. Atleisti reiškia mirti savo. Kai mes sėjame grūdą, kur mes jį sėjam? Į žemę. Mes dar ką padarom? Iškasam duobutę ir įdedam ten grūdą ir tada mes jį užkasam. Mylėjai, kiek kartų Juozapas buvo įmestas į duobę? 2 kartus. Pirmą kartą brolių, antrą kartą Potifaro. Ir Juozapas buvo 2 kartus pasėtas ir Juozapas 2 kartus numirė savo. Dėl to jis išlaikė minkštą širdį, išlaikė palaimintą širdį, išlaikė pasiųstojo širdį, o ne įskaudintojo širdį. Ir atneša vaisių. Savo darbe turėjau situaciją ir jinai labai ilgai vilkosi. Ir aš jums prisipažinsiu, man labai kartais būna sunku pastorium būti kitur. Labai sunku. Nežinau kaip jums. Kaip jums sekės būti krikščionių darbe arba kitur kažkur. 50-50. Tai aš prieš jūs atgailauju ir aš sakau jums, aš irgi esu neišimtis. Man yra kartais be galo sunku būti to tikinčioje. Ir darbe ten visokiausių situacijų būna. Ir ten yra toksai vienas darbuotojas, su kuriuo aš pjautis pradėjau. Labai stipriai pjautis pradėjau. Ir net nemalonu būdavo į darbą ateiti. Ir tam žmogui nemalonu į darbą buvo ateiti ir man nemalonu. Žiauriai nemalonu. Kartais tiesiog tiesiai į akis mes ten susipykdavom, apsikapodavom. Ir atėjo toksai momentas, čia praeitą savaitę, kai aš iš Dievo gavau šitą žodį apie atleidimą. Ir aš supratau, kad man ne tik atleisti reikia, man atsiprašyti reikia. Ir aš pastorius. Kaip stovi prieš bažnyčią, tai tu pamokslauji, tu vedi kaip su savim neina susiturėti, susitvarkyti. Bet tu supranti, kad Dievas tau sako šiandien, dabar. Ir aš tada pamenu, sakau, žodžiu, man reikia su tavim pakalbėti. Ir mes pradėjom kalbėti ir mes gana tokį ilgą laiką su juo pakalbėjom. Ir iš pradžio apsivaidėjom labai stipriai dar, nes ir pas mane kieta širdis, ir pasikeita širdis. Ir kol galų gale taip nutilom, vienu metu abu kartu nutilom. Ir sakom, toliau nepavyks, jeigu mes taip toliau, žinai. Davai, sakom, spaudžiam ranką, žinai. Tegul būna toks, pasispaudžiam ranką, žinai. Aš taip paspaudžiu ir mes taip laikom ranką. Ir aš graudinuosi ir jisai graudinasi. Ir tada sakom, atsiprašau. Ir aš tada sakau, atsiprašau. Ir jisai atsiprašė, jisai pradėjo atsiprašyti manęs. Ir tada aš vėl jo atsiprašinėjau, ir tada jisai dar daugiau atsiprašinėjo manęs. Ir mes tada susitaikom, atsiprašom vienas kito.
Ir tada aš jam sakau, atsiprašau, kad aš buvau blogas pastorius darbe. Ir jis sako, atsiprašau, kad aš buvau nusikeikę darbe. Ir, žodžiu, tada atsiprašymai baigėsi, bet sugriuvo siena visiškai. Ir aš mąsčiau apie situaciją ir aš galvojau, aš galėjau būti teisiojo pozicijoje. Daug kartų teisiojo pozicijoje galėjau būti, nes daug kartų iš tikrųjų negražiai elgės. Žiauriai negražiai elgės. Bet aš pasirinkau Jozapo poziciją. Aš pasirinkau atleisti ir pasirinkau atsiprašyti, nes ir suprantu, kad ir aš nesu pats puikiausias asmo dirbti kartu. Ir dabar į darbą eiti yra super, nice. Visiškai kažkas, taip pat nukrito. O tai tęsės pusmetį. Kokį gal pusmetį? Sudėtinga buvo tam su juo dirbti. Tai va, žodžiu, tokia istorija. Ir ne Juozapo istorija, bet tokia žemiška istorija, kur labai lengvai žmogus gali užsikėtinti savo širdį. Iš tiesų sakau jums, jei kviečio grūdas nekris į žemę ir nenumirs, jis liks vienas. Pasėjai grūdą vieną, ne? Ir jis miršta. Ir mes galvojam, kai miršta, tai jau tikrai liks vienas. Bet ne. Biblijos dėsnis visiškai kitoks nei mano dėsnis. Aš galvoju, kad man išlikti reiškia nemirt. Bet Biblijoje išlikti reiškia mirt. Reiškia numirt savo, reiškia numirt savo ego. Reiškia paminti savo teisus aš ir nusižeminti ir mirt. Ir tada tai atneša gausybę vaisių. Ir mes matom tai Juozapo gyvenime, aš tai matau savo gyvenime, aš matau tai savo žmonos gyvenime. Aš matau tai savo vaikų gyvenime, kur įvyksta atsiprašymas, įvyksta atleidimas ir įvyksta stebuklas. Tai vat istorijos raidoj įvyksta daug visokių esminių taškų, nuo kurių pasaulis visiškai keičiasi. WWW, lėktuvai, raketos, laivai, mašinų varikliai, raštas, Biblijos vertimai, molis, renesansas. Bet šiandien gali būti tas pats esminis taškas, nuo kurio absoliučiai viskas tavo gyvenime keičiasi. Absoliutiškai. Kai tu priimi dar vieno žmogaus atleidimą, tik jau šį kartą Dievo žmogaus atleidimą. Ką, bet Jėzui, kabant ant kryžiaus ir atleisti mum, tačiau yra another level. Jis ištarė tokius žodžius ant kryžiaus. Tėve, atleisk jiem. Jis atleidžia skausme. Kaip jum įvardinti kančią? Kai romėnai muždavo, tai muždavo ne kaip žydai. Žydai muždavo su vienu rimbu, romėnai prisisekdavo visokius kaulus, aštrius metaliukus. Ir jie Jėzų nuplaka. Ir istorijos šaltiniai sako, kad tokio lygio nuplakimo, kad matosi vidiniai organai ir kad jis yra visiškai deformuotas ir nebeįmanoma atskirti, ar tai vyras ar moteris. Ir jis kabo ant medžio, tai yra recidivizmo viršūnė, o čia apačioj dalinasi jo rūbą ir jis kabo ant medžio nuogas. Ir kaip jis ištarė to žodžius, drebančiom lūpom, ašarotom akim. Tėve, atleisk jam, nes jie nežino, ką jie daro, o jie šaiposi iš jo. Ir ar nežino? Aišku žino, jie iš pavydo jį išdavė romėnam. Tie tai jau žino, mes nežinom. Bet jie tai žino. Jie iš pavydo jie išdavė jį ir dėl to, kad jis buvo super populiarus, tai atleisk jiem, nes jie nežino, ką daro. Ir tėvas atleidžia, nes sūnus prašo. Ir aš prašau šventoji dvasia. Čia jau ne mano darbas. Mano darbas va padariau aš savo darbą. Prašau tave šventoji dvasia.
Įeik į kiekvieną šiandien žmogų, kuriam yra sunku atleisti kitam, kuriam yra sunku atleisti savo. Kuriam yra sunku atleisti Dievui. Šventoji dvasia padaryk savo darbą. Mes keliautumėm iš šito dvasinio kalėjimo ir patirtumėm tą tašką, iš kurio jau mūsų gyvenimas visiškai keičiasi. Ir kai pradėjau pamokslą, ne, kad mes esam tie žmonės, kurie atveriam širdį, o Dievas yra tas asmo, kuris ateina ir užpildo tą širdį. Ir jeigu mes atveriam širdį, tai jis ir užpildys, nes toks jo pažadas. Ir taip pat yra parašyta, kad jeigu mes atsiprašom ir išpažįstam savo kaltes, tai jis yra teisus ir doras mum atleisti ir apvalyti nuo visokiausių nedorybių. Taip sako jo raštas. Ir jeigu yra žmonių, kurie turi ką atleisti arba turi ko atsiprašyti, dabar yra tas toksai puikus laikas, kada mes tą galim padaryti. Išgirs, ką Dievas sako. Užteks tau kankintis, atleis savo tėčiui. Atleisk savo vyrui. Atleisk savo mamai. Atleisk savo žmonai. Atleisk savo sesijai. Atleisk savo broliui. Atleisk savo. Nes aš tau atleidžiu. Dievas tau atleidžia. Jėzus tau atleido. Juk jis taip ir meldės, atleisk jam, Tėve. Jeigu gali atleisti, tai nėra taip, kad tu turi dabar jau iš karto puikiai jaustis, bet galbūt Dievas žino. Bet galbūt tau reikia garsiai arba pusbalsiu ištarti tiesiog. Taip ir sakyk, atleidžiu. Atleidžiu. Atleidžiu savo. Ačiū tau, Viešpatie. Ačiū tau, Dieve. Aleliuja. Būkim atleidėjais, juk meldžiamės tą maldą Tėve mūsų, kuris esi danguje, ne? Teesie šventas tavo vardas, te ateinie tavo karalystė, tebūnie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Ir tada jau prasideda kasdienės vardinimai. Kasdienės duonos duok mums šiandien. Atleisk mums mūsų kaltes, kaip mes kasdien atleidžiam savo kaltininkam. Kasdien. Būkim kasdieniais atleidėjais. Gyvenkim atleidime, bet iš tikrųjų mokinkimės gyventi atleidime. Mokinkimės greitai susitaikyti. Nelaikykim to grudge, nelaikykim kartėlio, neleiskim saulėje nusileisti.
nebent saulė greitai nusileidžia ir ten dar labiau užsikaposi, žinai, per naktį, ten geriau gal ir nesitaikyti, nežinau, bet bent jau pats save moraliai paruošk atleidimui, reiškia atleidžiu. Ačiū, kad šiandien prisijungiai ir žiūrėjai pamokslą. Dėkojame visiems, kurie palaikote mus maldomis ir paremėte finansiškai. Jeigu norite prisidėti aukomis, tai galite padaryti lithuanianchurch.org/paremk.